Buongiorno, kolegos. Nu ką, atvarėm šiandien į kalnus. Varysim atkarpą GR20 tako. Čia yra kur pats ilgiausias takas. Eina per visą Korsiką, 150 km. Pabandysim praeiti vieną segmentą. Nežinau, čia rodo 20 km, bet mes visko neįsim, nes, blecha, reikėjo pasiruošti, biški rimčiau pasiruošti. Kažkaip nepagalvojau, nes čia mes dabar atvažiavom, apačioj šalta, apačioj šilta, čia biški šalta, o dar lipti į kalną apie 1500 metrų. Tai ten iš vis sušalsim. Nu, žiūrėsim, kaip seksis. Kol kas ką tik atvažiavom, biški šaltoka. Gerai, pafilmuosim toliau. Bandysiu droną paleisti. Turėtų būti gražų vaizdų. Kažkoks laipiojimo takai. Pirmas upelis, kilometrą praėjom. O čia mes pramazinom su apranga, blecha, šalta, nežinau, kokie 12 laipsnių turbūt. Mes apsirengę kaip į pliažą. Tikrai, kad dar paėmė Bitlufkiną. Žinau, kaip mes trauksim, į kalną tikrai neįsilip. Sušalsim į ledą. Kažkiek piraganaitė eina su šlotkaliu, blecha mucha. Babkė, blecha mucha. Čia man nekotį važdu. O, tai. Ką, 2 kilai ateiti. Einam dabar tokiu mišku visada. Toks takas platus, geras. Nu, biškį nusileidom žemiau, kažkaip šilčiau pasidarė. Nu, nieka, po kokių 5 kilų bus sukilimas didelis į kalną. Reikės lipti. Žiūrėsim, kaip ten mums seksis. Kol kas normaliai. Jauni haikintojai eina grupelė. Mažiukai čia, piligrimiukai. Piligrimiukai mažiukai. Saulutė išlindo. Piligrimai varo. Su lasdoku.
ką, pradėjom kilti. Toks takas, miškų takas, bet į kalną. Kalną kilom kokią pusę kilo. Oho, kokie vaizdai už manęs ten. Reikia žiūrėti, kur droną paleis, gal biškį vėliau. Ką priėjom prie tokio kriauklio neblogo. Nedidelis, bet atrodo įspūdingai. Vandenėlis skaidrus. No. Dar lipama viršų. Lipama viršų dar. 4 kilus. Praėjom 4 kilometrus. Dar kokie 3-4 kilai. Miško takais į viršų. Paskui ten pasibaigs miškas. Bus uolienų. Nežinau, gali būti sniego netgi ten bus. Bet abejoju, kad mes ten užlipsim. Nes gali būti, kad šalta bus labai. Aikštalo. Mums reikia šito takų. Bam. Einam autostradą. Varom, karočią. Geras keliukas prasidėjo. Nu, už kokią porą 100 metrų bus vėl nusukimas į kažkur į viršų. O, autostrada mūsų pasibaigė. Dabar čia, karočią reikia pirdolinti į viršų. Spalvytė medžio kokia. Aha. Ką, vėl viršų. Oi. Palikom ir savo ženklą. Pastatėm akmeninį bokštą. Nu ką, į viršų toliau. Čia tos takas bus. Ten į viršų turėti. Biški miškelis pasikeitė. Medžiai biški kitokie jau. Pušys jau tokios smulkesnės. Daugiau tokių. Užmiršau, kaip pasivadina tas medis. Bet gamta labai gražiai. Viskas žalia. Oi, labai gražiai.
Biškiai atsisėdom pavalgyti. Opa. Konservų. Skanu. Biškiai užkasti. Konservų blecha visi sušlapom. Nuo tos kuprinės visą nugarą šlapė, reikia biškiai apdžiūti, nes dabar lipsim aukščiau. Gali būti šalčiau, vėl susirknam. Kol kas viskas gerai, vaizdai apigenina. Nu ką, dar lipam, dar gyvi. Jau pusę kalno maros lipam, gal biškį daugiau. Ui, hurra. Nieko, įveiksim visą maršrutą, įtariu. Ką praėjom, pusę kelio beveik 8 kilos, karočiui, ble. Interneto nulis, ble, ryšių nėra, nei GPS, nei nieko, ble. Žinau, dar lipam į viršų. Svarbiausia nepasiklysti. Ten, matau, sniegas gulė viršui dar. Nu ką, dar paskutinį atkarpą, bля, ten į viršų užlipti. Našik. Jau pasiekėm aukščiausią tašką, kur buvom kažkada. Dar puskilometrį į viršų. Aš tą rioplys ten kažkur yra. Taip, kas čia dabar? Ogi piligrimas guli pavargęs. Piligrimas nebepaima. Piligrimas mane prakeiks šiandien vakare. Жопа нахуй. Какой снеgas aplinkui. Бляха, dar biškį. Bля, čia ir ką veikna. Jau pavargom. Ir su manim net nesišneka. Zuikis. Sniegas biškį. Jau pavargom.
ką, hibrytė. Все, доедем, блядь. Toliau eit negalim. Бляха, sniegas. Sniegas, и, короче, reikia lipti, блядь, aukštai. Aukštai, toj parodysiu. Короче, ten už mano nugaros. Короче, reikia lipti, блядь, sniegu į viršų. Aš jau mes nepasiruošę, nei aprangos, nei pirštinių. Ir tai gal pakilom 2000 metrų virš jūros lygio. Короче, teks grįžti atgal tą pačią taku. Atėjom 8 kilus. 8 kilus. Nu, čia būdavo dabar tą kalną dar užlipę 300 metrų. Ir ten per kitą pusę turėtumėm grįžti. Ten atgal. Bet neįmanoma, rūta su kėdais dar. Короче, žuopa. Короче, va čia reikia eit. Paskui ten. Короче, lipti viršų kažkaip, nu. Короче, nežinau. Короче, varom atgal mes, nu. Ką grįžinėjom atgal. Oi, ble, yra reikalų irgi čia. Dar nesuprasi, ar kaip sunkiau, ar į viršų lipti, ar į apačią nusileisti. Čia 8 kilai, blecha, tokie, kad reikėjo kilometrą eiti. Kilometrą, nu, viršų kilometrą, bet 4 kilai vingiais. Lipti, ble, kopti, nežinau, ble, čia krūmais dabar eiti. Karoči, ble. Bus reikalų čia mums dar. Ką, jau einam atgal valandą. Pagaliau nusileidom biškį, ble, kur į mišką. Oi. Einam visą valandą tylim. Jau čia reiškia, kad pavargom. Normaliai, blecha. Ble, reikėjo pasitreniruoti prieš tokį maršrutą rinktis. Blecha. Žinosiu dabar, ką reiškia GR20 kelias. Visada galvojau, kodėl eina tai visi hakintojai su pagaliais. Pagaliau pats supratau, ble. Kai eini nuo didelio kalno ar leidžiasi arba eini tokiais akmenais, kad lyg svarbu laikyti, kad kojų nesisukti. Labai gerai. Blecha, be pagalio būtų sunkiai. Dabar dar pavargęs, tas kojas kaip guminės kažkokios liko. Nu gerai, einam toliau. O, zuikai, matyti, antras kvėpavimas atsidarė. Kažkur, kai pradėjo šūtinti. Gal dar kokie 6 kilai. Nu ką, baiginėjom savo tą maršrutą. Liko kilometras vienas. Gavosi, blecha, 16 kilų su biški. 16 kilų su biški. Jo, ble, maršrutas labai sunkus. Vidutinis judėjimo greitis buvo 2,4 km per valandą. Tai pats pagalvokit, kiek reikėjo eiti, blecha, sunkiai. Ir iš pradžių, kokie 3-4 kilai tokių miškų. Į to tokie takai, ble, akmenuoti. Nu, iš pradžių priekėjom, buvo linksma. Juokėmės, bet atgal jau ėjom, ble, pavargė labai. Nežinau, ble. Ar dar kartočiau, ble. Nu, nebent po kokios savaitės. Nu ką, dabar reikia važiuoti prie jūros, pasideginti, biškį pasišildyti. Nu, ką, iki sekančio. Jeigu pažiūrėt, palaikykit, subscribekit, rašykit komentarą. Bye bye.